Gilusis odos drėkinimas. Ši procedūra apima ne vieną preparatą, kurį galime naudoti. Šios procedūros tikslas yra stipriai pridrėkinti odą, išgauti liftingo pakelimo efektą, taip pat išvengti sausėjimo. Procedūros metu, būtent ir konsultacijos metu, parenkame būtent pacientui tinkamiausią preparatą pagal tai, kokia problema yra vyraujanti ir labiausiai varginanti. Išties vienas preparatas sudėtyje turi hialurono ir glicerino, gaunamas stiprus drėkinimas. Kito štai preparato naudojimo metu mes pasiekiame liftingą, pakelimą, tokį skaistumą, oda tampa lyg švytinti persikinė. Šią procedūrą galime kartoti tik vieną kartą arba esant stipresniai problemai pakartoti dar po mėnesio, tačiau poveikis užtrunka maždaug iki 9-12 mėnesių. Turime ir trečios rūšies preparatą, kuris būtent susideda iš hialurono ir amino rūgščių. Amino rūgštis savo ruožtu itin stipriai stimuliuoja kolageno bei elastino sintezę, šviesina patamsėjusią, papilkusią odą. Taip pat pacientams, kurie nenori daug dūrių ar ne, turi šiokį tokį žemesnį skausmo slenkstį, galime rinktis preparatą sudarytą iš 2 skirtingų hialurono rūgšties molekulių dydžių. Tai yra mažesnės ir didesnės koncentracijos. Šios procedūros metu mums tai reikia 10 dūrių. Procedūros yra ganėtinai greitos. Kaip ir prieš visas procedūras, oda yra nuvaloma, dažniausiai tepame vietinį anestetiką skausmui numalšinti ir pati procedūra trunka apie 15-20 minučių. Poveikiu galite džiaugtis jau praėjus porai savaičių. Pastebite, jog jūsų oda išties tampa atjaunėjusi, pailgėjusi, skaistesnė.